padės rengiant reportažus ir rodant juos mums. Alio. Jau aš, man kolegos skambina, ką tik iš apačios, iš tankiečių lipa kareiviai su šautuvais, su ginklais ir eina į mūsų pastatą. Alio. Aš jau eteryje, atakuoja. Girdisi šaudimą iš visų pusių. Jie įlindo į radijo tašką. Gerbiami Lietuvos žmonės, kreipiuosi į jūs šiuo momentu, kada sovietų tankai atakuoja ir puola Lietuvos televiziją. Kreipiuosi į Lietuvos radijo ir televizijos kolektyvo žmonės, į Vilniečius, kurie atėjo ginti mūsų, į visus Lietuvos žmonės ir tautiečius. Jeigu parlamentas yra Lietuvos širdis, tai radijas ir televizija yra nervas, jungiantis Vilnių su visa Lietuvos tauta. Mes ginsimės iki paskutinės minutės. Mes ginsim savo radiją ir televiziją, gindami savo visos Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tikiu, kad Dievas duos, mes išvengsim aukų, bet gindamiesi mes įrodysim visai Lietuvai ir visam pasauliui, kad sovietinių žmogžudžių ordos, sėdamos mirti, vėl okupuoja Lietuvą. Jeigu visas pasaulis mato, ko yra vertas vakarų taip mylimas Gorbačiovas, jo taikos Nobelio premija. Lietuvą galima okupuoti, galima žvėries jėga pralieti žmonių kraują, bet mūsų nugalėti neįmanoma. Neįmanoma išplėšti širdies mūsų siekimo būti laisvais ir nepriklausomais. Kas įkvėpė laisvės oro, tas laisva valia nebegrįš į komunizmo kalėjimą. Mes nugalėsim. Tai įvyks, jei ne šiandien, tai rytoj. Sudiev ir turėkim vilties.